seems like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. There's something in the way she moves, keeps pulling at my chain. Matai, nusėdę. Tai panašu, kad čia tikri buteliukai sudėti. Čia jie viską sukūrė. Kiekvieno vyro svajonė. Gambrinas. O žiūrėk, Vilniaus. Bėganti kopa. Ei, bet šiamais Baltijos, žiūrėk, kokia seniai. geras. Nu, va tas. Geras alus, bet Bet kunigai. Botsman mūsų tai nesenai, nelabai seniai. Maxima. Maxima. Tai jie gal daro tą private label irgi. Nežinau, gal čia tiesiog alų. Va, Wolfas Engelman savo šviesus Kauno alus. Geras. Šventinis. Wow. Sveiki. Šiandien rugsėjo 3. Tai kaip žadėta, turbūt apie 3 bei 4 dienas praleidau su žmona, kuri buvo atvažiavus čia į Kopenhagą, tai labai daug nekeliavau. Iš esmės blaškėmės ir turistavom po Kopenhagą. Tai labai smagu, nes geras oras visą laiką buvo, tai aplankėm nemažai skirtingų turistinių vietų, objektų, gražių gatvių, panašiai. Tai pailsėjo visai raumenis, atsigavau. Nu ir šiaip labai buvo smagu pamatyti žmoną, pabūt kartu, praleisti šiek tiek laiko ir viskas. Tai prieš valandą išlydėjau, dar kaip tyčia pamečiau savo sulankstomą puodelį, kas jau yra antras puodelis šioj kelioniai. Tai reikėjo nuvažiuoti naują nusipirkti ir nusipirkau iš Kopenhagos Past Normal Studios suvenyrą, tai liemenę vėjo dviratininko. Tai bet biškį vienoje vietoje ten broką radau, tai reikėjo vėl važiuoti apie 5 km į kitą galą pasikeisti. Tai atvažiavau, pasiėmiau kavos ir galvoju, nuo šitos kavos ir pradėsim sekančią kelionės dalį. Dabar planas yra tiesiog per 3,5 dienos važiuojant visai kitų kelių negu atvažiavau, išvažiuoti iš Danijos. Tai pirmą turim palikti, tikiuosi per šiandien tai pavyks padaryti, palikti Jutland salą. Man rodos Jutland ar Zealand, žodžiu, salą, kurioje Kopenhaga randasi. Ir tada pasiekti Fyn salą, kur yra kitas didelis miestas pavadinimu Odense. Tai ten tada jau 100 km bus ir berods reikės imti traukinį, nes kelio dviračiam nėra, tik mašinom. Ir tada jau įvažiuosim iš Fyn salos, kuri yra šiaip gana nemaža, įvažiuosim į jau pagrindinę Danijos dalį, mainland, ir iš ten jau važiuosim žemyn į Vokietiją. Tai planas toks, paskaičiavau, gaunasi apie 307 kilometrų. Nu tai žiūrėsim, kaip seksis, oras geras, daiktų irgi šiek tiek atidaviau žmonai ir jinai atvežė lengvesnę ekipiruotę, tai šiek tiek lengvesnis svoris, geresnės nuotaikos ir panašiai. Oras geras, tai manau, kad visai skrisim šiandien. Tai planas toks, o dabar ką vėl? Pasikartosiu, šaunam kavą ir riedam į priekį.
50 km kažkur nuvažiuota, dar nemažai liko turbūt. Apie 8, 7, 5 turbūt. Va, bet stojau biškį užkast, nes nenoriu maisto vežiotis labai. Čia kažkokiai parduotuviai 365. Tai nusipirkau kavos, nes buvo nuolaida. 3 viename, šiaip kavos nusipirkau. Alyvuogių čia kažkokių, nes biškį sūriai užsimaniau. Ir nusipirkau kefyro, kaip visada. Dar kolas, kava. Ir viskas, tai alyvuoges jaučiu dabar greit sukalsiu. O kefyrą irgi gerai būtų bent jau pusę išgerti, kad to svorio nebūtų labai daug, nes daug sveria, bet kažkaip man tas kefyras Danijoj labai gerai eina. Ir pavalgau, ir atsigeriu, ir nėra taip nesveika, kiek suprantu mano žiniom. Tai va, tai pabaigsiu graužtas alyvuoges ir viskas, ir mausim toliau. Nėra kelias labai įdomus. Tiesiog dviračių kelias visą laiką tiesiai. Tai nuobodokas, bet ką darysi. Reikia šiandien važiuoti iki šitos salos galo ir iki net ne kelto, o traukinio stoties. Ir iš traukinio stoties jau su traukiniu reikės pervažiuoti iki kitos salos. Tai toks ir planas. Tai tikiuosi labai, kad šiandien spėsiu arba davažiuoti, arba net ir su traukiniu persikelti į kitą salą, kad ir to nereiktų laukinėti. Tai va, tai toks update'as trumpas. Kas tau trumpam pailsėt. Turėjau kolos nusipirkęs, kefyrą dar damušiau. Tai užpakalį biškį pailsinsiu. Liko apie geri 50 km iki salos galo šito Zealand. Ir tada peržiūrėjau keltus, tai net po 12 valandos vakaro yra keltų. Tai iš esmės galiu labai nesilaužyti ir neskubėti, pabiškį davažiuoti ir vis tiek bus kaip persikelt. Tai manau, kad šiandien ir kelsiuos ir tada susirasiu nakvynės vietą ir viskas. Ir jau miegosiu Odense saloj, kuri vadinasi iš tikrųjų Fyn. Tai čia vienas dalykas, o šiaip dar norėjau biškį pasidalinti, nes gavau tokių pastebėjimų, kad Danijoje visai ne European Divide Trail važiuoju. Tai taip, ne visai European Divide Trail. Nukrypau biškį nuo turo, nes, kaip sakiau, turiu žmoną ir negaliu tiesiog taip 3 mėnesiam išvažiuoti ir palikti. Tai buvom iš karto susitarę, kad susitiksim bent kelis kartus. Ir pirmas kartas buvo sutartas, kad bus Kopenhagoje. Tai šiaip Danija pagal tą turą turėtų užtrukti apie 3 dienas visą pervažiuoti, bet aš šiek tiek ilgiau laiko praleidžiu dabar jau, nes gavosi, kad pirmas 3 dienas 4 berods važiavau iki Kopenhagos, tada Kopenhagoje prastryniau, žmona atskrido, tai 3 dienas praleidom kartu su žmona turistaudami ir šiandien jis skrido, o aš likau ir iš karto moviau link Vokietijos. Tai suma sumarum, aš Danijoje apvažiavau ir apvažiuosiu dar žymiai daugiau, nors ne pagal tą maršrutą, kuris yra priskirtas European Divide maršrutui. Tai va, tai toks biškį nukrypau, bet nėra, kad čytinu, kilometrų Danijoje tikrai surinkau daugiau. Jau, plus dar liko apie 300 su šiandien dar damušimu. Tai va, tai taip norėjau pasidalinti šitu, plus tikrai teko pamatyti daugiau negu tik važiuojant viduriu. Tai Kopenhagoje nesu buvęs dar keliuose miesteliuose, tam pačiam Roskildėj. Tai vat, pravažiavau pro tuos visus miestus, miestelius, pamačiau daugiau, prasikelsiu pro kelias salas. Tai irgi
šioks toks pokytis. Ir tada grįšim į maršrutą jau nuo Kolding miesto, kuris irgi yra Danijoje, kurį turėčiau pasiekti rytoj vakare. Ir iš ten jau važiuosiu pagal maršrutą iki pat Portugalijos. Važiavom, reikia nusipirkti bilietėlį. Taip. Gerai, English. Taip. Mums reikia į Nyborg. Vienas adult. Bicycle. Now. Taip, 7, o pas mus dabar kiek? 7:19. Nu, okei. Šimtas kem 4 kronas viso. Nu, kaip ir turim bilietėlius. Tai nėra labai daug laiko, turiu apie 10 minučių, tai reikia maut. Nusinešiau viską, dviratį, viskas. Trečia platforma, blemba į pedalą, kaip nusivariau koją. Nesimato. Čia šitie pedalai su tais metaliniais dantim. Nu nieko. Gerai. Tai apie 30 km berods gaunasi tas pervažiavimas iš vienos salos iki kitos. Tai va tokie reikalai. Šiaip vandens visai mažai turiu, gerai būtų užsipirkti. Ir dabar yra beveik 7:30. Tai tikiuosi, kad kai nuvažiuosiu dirs bent kažkokią parduotuvę ar degalinę, kur galėsiu nusipirkti vandens. Nu ir gal maisto, nes šiaip visą maistą, kurį turiu, tai be šokoladukų irgi reikia pavirt. Tai šiaip ir dujų net nelabai daug turiu vienam kartui turbūt. Tai reikia irgi dasipirkti, šiandien buvau kaip tik, bet tik labai dideli kanistriukai buvo, visa kita buvo išpardavę. Tai va, tai neišėjo nusipirkti. Nu, bet kažką sugalvosim, tai ką. Laukiam traukinio ir važiuosim. Nu va, pastačiau dviratį. Nereikia čia kažkaip labai mandrai. Tiesiog panašu, kad galima atremti sėdynę ir viskas. Gerai, aš einu. Irgi prisėsiu. Gal matysim kažkokių vaizdų. Nu va, ką tik atvažiavau, kokios fainos šitos užuovėjos, pastogės, žiauriai tokios cute mažytės. Nežinau, čia virvė, tai čia turbūt taip ir atsidaro. Jau. Nu, tiesiog kaip mašinos bagažinė. Čia popierius, kabliukas. Ai, gali va net iš vidaus susirakint. Žiauriai nice. Tai net iš niekur neprales. Ir
Čia langiukai net neskylęs. Geras. Aš kaip tik gal 6 stirnas mačiau, čia kažkoks, nežinau, rezervatas, nerezervatas. Tai labai daug stirnų, tai gal va išeis pamatyti. O, čia durelės. Galima išeiti. Aišku, kaip priklauso, laužavietė su grotelėm. Malkų nelabai mačiau. O, čia dar vienas duris. Ten skylė vedinimui, o šiaip tai gana sandari, va net pasikabinti yra vietos. Čia irgi panašu, kad padaryta tvarkingai, kad nepralietų. Nu, vau, vyva. Čia šita turbūt tokia pati. Jo. Da, aišku, čia jau gana tamsoko, 8:30. Tai nelabai kas matos, bet ryte dar gal parodysiu. Tai nu labai liuks, aš patenkintas. Stalas, raketės kažkokias. Aišku, čia galima ir palapinę būtų pastatyti, nu bet kam? Kam tas vargas, kaip tokios vietos yra paruoštos. Ir čia yra Baltijos jūra. Krantas gražus, tik žalių labai daug. Galima bus ryte įsimaudyti. Nors koks šansas, kad aš atsikėlęs norėsiu maudytis labai šito jūroje šaltoj. Tai žodžiu, nu gerai, smagu. Ir traukinį spėjau, ir nakvynės vietą puikiai radau, ir valgyt nusipirkau, ir numyniau visus kilometrus, kiek buvau užsibrėžęs. Tai viso apie 103 kilometrų gaunasi. Tai kaip dienai po atostogų, sakyčiau, nėra labai blogai. Tai va, tokios ir tokelės. Ką, eisim įsikūrinėt. Čia šakalių kažkokių yra, bet nežinau, ar laužą čia noriu labai kur. Biški toks visai pavargęs jaučiuosi ir vėjas jau darosi, aišku, nes prie jūros. Tai va, tai išmiegosiu, o tada ryte įvertinsim stovyklavietę šitą. Nes šiaip gana nemažai tų stovyklavečių, nežinau kaip Vokietijoje bus, bet kol kas tiek Suomijoje, tiek Norvegijoje šiaip nelabai buvo, bet tiek Suomijoje, tiek Švedijoje, tiek Danijoje šitos nakvynės vietos stovyklavietės tai labai cool, labai geros. Ir jų gana nemažai. Ką, gerai, einam ruoštis, mažiau kalbų, daugiau darbų.